Ieškoma moteris vardu Vaida. Jai tiek ir tiek metų. Ji tokia ir tokia. Nu taip. Dėmesio, dėmesio. Ieškoma moteris vardu Vaida, 2 klasės auklėtoja. Iš šviesiai rudų plaukų, visada vaikšto išsišiepus iki ausų. Iš pažiūros ji labai mielas žmogutis ir jie atrodo kaip 18-kinė mergina. Tačiau neapsigaukit, jai 35. Jei pamatysit kur nors ją, paskambinkite numeriu 000, bet koks skaičius 00. Ir 2 klasė prisistatys. Pasitikime mūsų laidos svečią, dar neseno amžiaus, Vilmą Paulikaitę. Kaip jaučiatės? Labai. Kaip tu? Kas atsitiko, Vilma? Tai va, draugą pamečiau. Ėjom kartu iki buividės. Išas jį pamečiau. Laukiu. Žiūrėjau į vieną pusę, į kitą. Į taip žiūrėjau, iššokiau. Nė draugo nėra. Bet ar jūs, Vilma, bandėte savo jėgomis ieškoti draugo? Vai, bandžiau, kurgi nebandys, labai geras draugas buvo. Buvau ir pas Uciuką, ir pas Puškę buvau, paskui ir pas Kuzlekiną nuėjau, bet ne tik draugą, bet ir Kuzlekiną neradau. O dabar pasižiūrėkime, kaip mums sekėsi jūsų draugo beieškant. Kad būtų veiksmiau, aš jums į jūsų laidelį padainuosiu dainą. Reikia draugą turėti, būtinai reik turėti, nors vienintelį draugą, kad galėtum draugą turėti. Sveiki, mes esame Varpų gimnazijoje ir mūsų nepriklausoma paieškų tarnyba bandys išsiaiškinti, kurgi vis dėlto dingo Vilmos draugė Vaida. Labdien, gal matėte Vaidą? O kokia čia laida? Nesvarbu, gal matėte Vaidą? Nu taip, mačiau, pas mokytoją žaisti chemiją. Ačiū. Labdien. Mokytoja Radzevičienė sakė, kad pas jus matė Vaidą. Tai kur ji yra? Aš čia nėra. Prieš kokių porą valandų sakė, paspėkite, pas Katunovą išėjo. Ačiū. Prašom. Labdien. Sveiki. Gal jūs matėte Vaidą? Kurią? Skliuderį. Nu turim čia susitikti, bet kad pats jos ieškau. Nežinau, kur jinai. Ačiū. Gaila, tačiau niekas nematė jūsų draugo. Labai keista. Tačiau, Vilma, papasakokite, kokiagi ta Vaida? Na taip, Vaidutė yra tokia paprasta, nes viskas, ką jie daro, yra taip paprasta, bet tuo pačiu metu ir genialu, ir stebuklinga. Jos nuoširdumas, jos kūrybiškumas priverčia įsimylėti ir mylėti. Mylėti daug ką, bet labiausiai ją. Ji nuostabi. Labiausiai man patinka, kad ji kaip niekas kitas moka pakelti nuotaiką. Labai paprastai, parodydama šviesą šios dienos blankume. Ji parodo, kas yra pozityvas, savo šypseną, akimis, kūno kalba, juoku, žodžiais. Viskas sklinda didelė emocija. Ir tyru genialiu paprastumu. Vaidutės vaizduotėje nėra ribų. Jis sugeba užkrėsti fantazijų pasauliu, o gal tiesiog praverti vartus į laisvą vaizduotės dalį ir leisti pasireikšti visiems, kas tik su ja bendrauja. Ji yra be galo šiltas ir jautrus žmogutis, kuris skleidžia meilę, gėrį ir šilumą. Vaidutė duoda tiek, kad net kišeniai nesutalpinsi jos duoto gėrio. Ji draugė, ji mokytoja, ji 2 klasės auklėtoja. Mes gerbėme ir didžiuojame savo auklėtoją. Ji nuostabi. Todėl jos dingimas yra didžiausia tragedija. Kaipgi mes be Vaidutės juoko. Jūs tik pamanykit, kokia 2 klasė netektis. Be jos, kaip be rankų, be galvos ir dar tuščių skrandžių. Neminėjau, kad ji visuomet mus pavaišina saldainiais. O taip, ji vaišinga.
pasaldina mūsų gyvenimą ir sumažina stresą skaniais saldainiukais. Taip, ji šauni, tačiau ji dingo, bet mes nepasiduosim ir ieškosim iki galo. Jei kas nors matėte šią moterį, skambinkite telefonu 000, bet koks skaičius 00. Kas čia?